Kokiam bendravo čia kambarį yra žiauriai gerai. Čia vienintelis baltaodis, neturi batų ir nori vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir gavai pirmą pardavimą, po to gavai 10 pardavimų. Stuka nice, bet o kas jau bandysiu 10 štukių per dieną? Kardino disturbo, kaip sakė, ne? Bet mano tikslas yra toks, kad čia turi būti antiek viskas simple ir paprasta. Oi, kaip aš žemiau skaičiu. O čia pas mane viskas jau, tipo, aukštis čia geras? Tai kaip tu nori? Pasidaryk, kad tau patogu būtų. Ar man atrodo, šeima yra aukščiau negu tavo? Manau, kad neuždengtų man tas. Bet čia full setupas. Čia negalim keikti, ne? Gali. Nu, žinai, aš savo nuožiūrą, bet šiaip aš noriu, kad būtų kuo laisviau. Man labai nepatinka nušlifuoti dalykai ir man norisi daugiau natūralumą. Gerai. Tai ką, važiuojam? Antrą kartą gyvenime podcastinį, nes mačiau, kad vieną kartą tikrai podcastinai. Jo, buvau pas vieną draugę. Pasikvietė mane. Nu, tai per pažįstamą žodžiu. Nepotizmas Lietuvai. Turim Simą Kleštoraitį. Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos Yes, sir. abiturientą, fizikos bakalauro turėtoją, žiauriai kūrybišką ir žiauriai, man atrodo, gerą žmogų. Tai sveikas atvykęs į nieko neįdomaus. Ačiū labai už pakvietimą. Taip, tai nuo ko noriu pradėti? Šiaip, kaip atrodytų tavo eilinis pirmadienis, jeigu nereiktų vaikščioti po abejotinos kilmės tinklalaidės? Podcastą? Nebūčiau ėjęs jokį podcastą, jo. Tai iš esmės mano pirmadienis pakankamai boring. Atsikeli ryte. Varai į ofisą iš karto. Tai pas mane realiai visos savaitės dienos tokios pačios ir tai, jeigu tu atsikeli, iš karto varai į ofisą, nebent yra, kai aš važiuoju treniruotę, tada varau pirmą pasportuoti ir po to į ofisą, bet realiai tas pats. Tai kokia eilinė rutina? Kiekvieną rytą sportuoji? Ką sportuoji? Ne kiekvieną rytą tikrai ne. Sportuoju 3 kartus per savaitę gymą. Tai su treneriuku einam žiauriai gerai, man labai patinka, rytais visą laiką. 8 ryto, čia man yra super anksti, nes aš labai ilgai mėgstu dirbti. Tai jo, 3 kartus per savaitę šitas ir stengiuosi kartą per savaitę iššauti kažkokią žaidimą, ten ar krepšinis, ar badmintonas. Šitos 2 dažniausiai, žinai, kažkurį vieną su draugeliais išlėkiam. Ok, aš praeitą kartą, kai buvom susitikę, nepasakiau tau, bet galvoju, reikia pamiršti tą lietuvišką kuklumą, matos, kad sportuoji, maladėt. Oi, ačiū labai. Šiaip labai ačiū už komplimentą, bet esu užsimetęs kilogramų nuo kai baigiau studijas, kas praėjo realiai metai, net metų nėra, kokius turbūt 6-7. Ir aš sakau, 7 kilogramai pure muscle. Taip ir yra. Ne, taip nėra pure muscle, bet jo, galvoju, kad man neįmanoma, kad svoris užaugtų. Iš tikrųjų galvoju, kad neįmanoma. Ir labai sunkiai raugo pradžioj. Ir tada kažkaip pradėjau paskutiniam atsimenu jo kurse labai daug valgyti, labai daug valgyti. Ir darydavau savo tos kokteilius, ten plakdavau, ten riešutų sviestą. Vienas šlikščiausių dalykų yra valgyti, kai nenori valgyti. Visiškai, aš jas nurydavau per skausmą ir taip jau visai reguliariai dariau, taip kiekvieną dieną be jokių čytų. Ir priaugau svorio per kokį mėnesį, taip gerai užsimečiau ir tada kažkaip vėl nukrito, nes ten traumus tokių ten prisidariau nesąmoningų, bet dabar su treneriuku viskas normaliai, man sureguliuoja ten ir trenkės ir maistą. Tai jo, prisiaugo tokio neblogai masės ir neblogos, sakykime. Visi, man atrodo, praeinam, ypač nežinau, negaliu už moteris kalbėti, bet vyrukai man irgi yra buvę, kur kažkas gyvenime pasikeičia, gerai, va dabar valgysiu, dabar sportuosiu, irgi buvo gal 8 kilai plus, bet kur tu valgai 4 pilnus kartus į dieną ir dar snekini, ir dar kokteiliai, ir dar grįžęs ištrenkęs iššauni kokteilį apie litrą ir tada valgyt gaminės. Jo. Madness. Gerai, žiūrėk, šiandien apie startuolių pasaulį pakalbėsim, bet aš pirmą pagalvojau, kad ne visi žino visus terminus startuolių pasaulio. Žiūrėk, aš tau sakysiu žodį, čia šiaip jų nėra daug, tu galėsi papildyti, jeigu dar kažką turėsi. Ir tu paaiškinsi, ką reiškia. Okay. Ir čia šiaip daug yra virtuvės terminų. Tai pradėkim nuo kukinti. Ką reiškia kukinti? He's cooking, ne? Tai, kukinti reiškia darbuojas, reiškia gamini kažką, kuri
šipinį, bildinį. Tai palauk, tu neužbėk įvykiam už akių, lietuviškai žodžiais, prašom, paaiškinti. Jo, tai tiesiog, kad tu dirbi, kad tu stengiasi, kad tu varai ir tu kukini. He's cooking, čia yra tiesiog komplimentas, kad jisai dirba, jo nelieskit ir jisai važiuoja į priekį. Ok, šefas, ne? Jo, šefas. šefas. Ir šefui dažnai, žinai, sako, nebūna neskanaus maisto ar sugedusio, būna tik per mažai padažo. Tai kas yra desos? Nes tu jau praeitą kartą kokius 3 kartus sakei sos. Jo, sos. Tai sos yra kažkas, ko tu nenori kitam sakyti. Kažkas, ką turbūt tu pats išsiaiškinai ir supranti, okei, čia yra kažkas, ko kiti nesuprato, bet aš atradau. Ir toksai būna, okei, that's the secret sauce ir tiesiog nenori kažko, to dalyko dalintis labai atvirai, nes tokia yra tavo paslaptis, kuri tau duoda tokia, žinai, rinkui kažkokį advantage'ą. Tai va, toksai the real sauce. Ok. Crushing, smashing, ką reikštų, jeigu kažkas žiauriai crushina, smashina. Jo, tai žiauriai gerai varo, žiauriai gerai kukina visus 3 mealus ir appetizerius ir main mealą ir desertą viską duoda. Tiesiog, jo, gerai varo. Ok, turim toliau šipinti kažką. Jo, tai tiesiog šipinti reiškia greitai leisti feature'us naujus kažkokius update'us ten, jeigu turi appsą, tiesiog, sakau, ten nauji dizainai, nauji feature'ai, nauji funkcionalumai, tai va, greitai šipinant, tai toks labiau developeriam turbūt dalykas. Ok. Ką reiškia goated? Čia yra super komplimentas. Goated, greatest of all time, ne? Tai jeigu tu esi greatest of all time, tai jau daug ką pasakom. Aš tik dar kartą priminsiu ES inovacijas, tai yra kamštukai, kurie nenusiema. Tai labai faina, ypač tokiam ampluo gertų kamštukų. Nuėmiau. Dar turim įdomų tokį terminą, tu net pas save LinkedIn'e turi užsirašęs growth hacking. Oh my god, taip nepatinka, kad tu per mano LinkedIn'ą praėjai. Jaučiuosi, žinai, vulnerable. Growth hacker. Kur aš užsirašiau čia? Kažkur yra, man atrodo, gal prie paskutinės patirties su Kolzy. Jo, va, su Kolzy. Jo, tai, Kolzy pas mane darbas buvo seilai, B2B seilai. Ir mano vadovas, Dirkas, sakė, nerašyk, kad tu esi salesmanas, nes jeigu tu tą approachini kitą, tarkim, potencialų klientą apie LinkedIn'ą, jisai, iškart sako, tai va čia rašo man salesmanas, taip pat čia iš karto, man pardavinės. Bet jeigu tu pasirašai growth hacker, whatever that means, jie tada negalvoja, kad tu jiems selins ir dažnai, taip pat toksai. Žiūrėk, tu vis tiek nepaaiškinai, tai ką reiškia tada? Nežinau, ką reiškia growth hacker. Nežinau, growth tai turbūt įmonės growth, aš taip spėju, o hacker, kad kažkaip gal greičiau, žinai, greitesnį būdą negu kiti. Bet... Įmantresnius sprendimus, tikslesnius, greitesnius priiminėjai, kad įmonė auga greičiau. Jo, bet aš neįsivaizduoju, kad tai reiškia tiesiog. Tai tiesiog, žinai, Nobody knows. Bet looks cool. Ir paskutinis apie žudimą, ką reiškia kilinti. Kilinti idėjas, kilinti kažką. Apie šitą. Čia yra 2, žinai, sinonimai panašus, nes gali kilinti, tai tiesiog ir gerai varyti, kaip krašinti, kaip sakai. Tai va, seniai, jisai kilina. He's killing, tipo. He's cooking, he's killing. Bet jeigu, kilinti idėjas, tiesiog, realiai pasileidai kažkokią naują idėją, naują projektą, matai, kad nelabai kas važiuoja ir tiesiog sakai, okei, kill, viskas. Metu šitą idėją lauk, pamirštam, kilinam. Ok, tai man atrodo dabar ant to paties puslapio esame. Žodinėlius susilygiavam. Gerai, tada perinam prie dabarties tavo Founders House'as. Lost Astronaut. Yes, sir. Kas čia iš vis yra? Čia yra geriausias dalykas nutikęs mano gyvenime. Lietuvai. Jauniems žmonėm. Tai iš tikrųjų tai yra tiesiog žiauriai gera aplinka jauniems žmonėm, kurie turi daug potencialo daryti verslus, padaryti tuos verslus ten. Tai va, tiesiog yra super gera aplinka jauniems žmonėm. Tai čia yra Tado Burgailos projektas, ane, ir komandos, aišku, ne vieno jo, bet maigės jo kapitalas, ane, komanda dirba. Ir yra kažkoks namas kažkur naujamiesty. Senamiesty. Aha, ir ten jūs jūs ten gyvenat, ar tik dirbat? Jo. Tai daugas galvo, kad mes ten gyvenam. Taip ir skamba. Jo, nes namas tai buvo. Bet ne, mes ten tik tai, gerai, mes visą darom gyvenimą ten, bet mes ten nemiegam.
Tai Būna mėgam. jaučiu, ne? Yra buvę, ne man, bet yra vienas, jau siuntė fotkydę, kaip matai, užsideda visą, ankodė sako, labangdį, sako, nuvažiavo mano paskutinis autobusas namo, sako, aš miegosiu čia. Tai man nėra tekę miegoti per naktį, ten po kaituko, tai pakrentu dažnai, bet jo, tai ten visas verda gyvenimas išskyrus nemiegas. Mhm. Ir, kas ten per kompoziciją? Ten yra startuolių kūrėjai, founderiai, ne, vienam aukšte, kaip suprantu, o kažkokie specai, profesionalai savo srities kitam, ne, ir jūs ten galite. Jo, tai tiesiog, pirmam aukšte yra, tarkim, priek nuo antro aukšto, tai tiesiog yra jauni bičiai, kurie dar galbūt net nėra founderiai, bet labai nori būti founderiais ir turi potencialą tapti founderiais. Ir tiesiog jie ten tampa jais, koks ir buvo mano keisas, o pirmam aukšte ten yra jau esami founderiai, kurie turi ten ir exitus, ir verslus, ir scailina, ir pardavė yra, ir labai gerai išmano savo sritį. Ir jie tiesiog būna, realiai daro tą patį, ką mes, tiesiog yra ten 10 metų už mūsų vyresni, tai žinai, gali pasidalinti tiesiog savo patirtim. Tai founderio akademija tokia, ne? Visiškai. Bet tai nėra, kad akademija, nėra, kad atidėm, kad ten kažkokios yra paskaitos, kad ten yra kažkokios, nežinau, namų darbai, ten nieko, net ten tiesiog yra namas, tiesiog yra 2 aukštai namo ir ta visa akademija yra tiek, kiek tu ten nueisi pas pirmo aukšto žmonės ir paklausi, kaip čia ką daryti, jie tau aišku padės, bet jeigu tu niekad neklausi, tai niekad tu nieko ir neišmoksi, žinai, tai kas kaip nori, tas taip eina. Gerai, o tada kuo geriau yra negu kukinti bendrabučio kambarį? Kukinti bendrabučio kambarį yra žiauriai gerai, tipo čia. Aš irgi kukinau, tai ten viskas to nice. Bet kuom yra geriau, tai tiesiog tas, kad tu pasikalbi su kitu žmogum, kitu founderiu, kuris daro iš esmės irgi tą patį, kad tu, tai tiesiog verslą ir tiesiog jūs galite apie tai pasikalbėti, žinai, tom pačiom temom. Jūs abu vienas kitą suprantat, jūs abu vienas kitą buvot batose vienu ar kitu metu ir tiesiog galite vienas kitam padėti. Toks silicijos slėnis iš viršo, ne? Sakykime, labai miniatiūrinio iš temų. Nano. Tiesiog labai, ne, gal ne iš temų, bet labai kokybiška versija, tiesiog labai, žinai, nano scale, ne? Jo, okay. Nano scale. Aš turiu savo versiją. Kuo tu įtikinai Burgailą? Ir kaip iš vis tai atrodė? Kur tu aplikavai, kažkokias registracijos buvo, ar kaip tu atsidūrai ten? Kaip aš įtikinau Burgailą? Arba komanda, kuri tave paėmė prisijungti prie Lost Astronaut. Jo, tai ten buvo atranka, ten reikėjo patekti, ten daug žmonių labai nepateko į tą visą namą, bet turbūt patekau dėl to, nes ne pirmą kartą jau mes susikirto keliai su Burgaila ir tiesiog tai buvo koks jau turbūt 3 įspūdis, kai jis mane matė, čia vėl tu, ir tie pirmi, tarkim, 2 buvo ne, ir 3 buvo taip, tai toksai buvo, jo, tai jeigu nebūtų buvę pirmų 2, turbūt nebūčiau šitą namą patekęs, bet pirmi 2 buvo, tai. Aš turiu pasirašęs, studijavo JAV ir Korėjoje po semestrą. Ir dar Olandijai šiai buvau. Jo, Olandijai mačiau mėnesis berods, ne? Na jo, nesvarbu, kiek, bet tai. Studijavo ne bet ką, fiziką, kas reiškia, kad gerą galvą turi. Jo. Ir momentos patirtis, pakalbėsim apie pirmąjį startuolį. Pozityvumas, belenkoks iš tavęs šiaip visą laiką spinduliuoji tokią teigiamą energiją ir darai ir padarai, man atrodo. Tai, ir kas šiaip Burgailos ekosistemoje, jeigu galima taip vadinti, kilo ekosistemoje geriausias tikriausiai yra įgūdis, tai marketingas, ne? Jo. O pas tave šitas nuo ankstyvai prasidėjo. Jo, nežinau, apie save gal negalėčiau pasakyti, bet kad Burgailo yra master of it, tai čia for sure. Wow, tiesiog labai geras bičias. Labai nerealus marketingo. Ir šiaip kaip jisai kalba su žmonėm, pas mus būna tie Founders Night, tai tiesiog būna labai daug žmonių, labai didelis founderių vakarėlis. Ir visi ten zuja, ten kalbasi, plepa, garso belekiek, visi ten su kažkuo ten, sakau, kalbasi ir ateina Burgaila ir kažką nori pasakyti ir tiesiog visi išsijungia. Jisai iškart pradeda kalbėti, visi jo klauso tiesiog. Čia ir didelis žmogus ateina į kambarį, ne, tas efektas yra. Jo, ir tiesiog visi klausosi ir tau, jisai žiauriai gerai šneka, tipo, tu tiesiog, tiesiog charming ir tiesiog tai būna, wow, tipo, žiauriai gera kalba. Iš tokių žinom Sabonį, Landsbergį, Grybauskaitę ir dabar Burgailą. Jo, tai for sure. Nice. Talentas. Nu gerai, pereikim prie to, ką tu dabar kukini. Papasakok. Jo, tai dabar kukinam skaitmeninius produktus, digital products. Turim visokių produktų, labai daug skirtingose nišose. Ir šitas modelis atradome visiškai netyčia.
tiesiog ieškodami naujų kažkokių ventures internetinių. Ir jo, ir skaitmeniniai produktai dabar iš esmės tą daugiausiai darom. Pagrinde. Tai mes nemažai labai daug esam išbandę skirtingų nišų, ten esam ir nuo psichologinių produktų pasileidę. Tai čia nėra pirma idėja, ne, kuri gavos? Ne, mes daug išbandėm skaitmeninių produktų, labai daug. Tai vasku, yra ir psichologijos niša, ten well-being niša, kitaip pasakant, ten self-discovery niša, ten pažinsiu save, tipo koks aš esu, tai irgi susijęs su psichologija, yra astrologijos niša, yra kripto nišą, mes visur lendam, kur tiesiog, kas žinom, kad trendina. Ir tipo, matai, kad yra trendas, žmonėm yra šiuo metu tai įdomu, o kas jeigu pasileisim ten kažkokią skaitmeninį produktą. Ir jo, taip tiesiog bandom užtaikyti ant hypo, ant veivo, žinai, ant trendo. Tai realiai yra kažkoks šablonas, aš įsivaizduoju, ne, kaip iškepti svetainę, tipo jau turit tiesiog jaučiu printiną tą netą svetainės, jeigu tik reikia, pakeičia dizainą ir taip, ne. Realiai jo, turim tos template'us vadinamus ir iš esmės, kol tu sukuri tą template'ą, tau užtrunka ilgai, bet kai tu jį turi, tai po tau pakeisi tekstukus, fotkytės ir ten truputėlį skaičius, tai čia su AI darbas yra in a matter of days. Tai 2 dienas mes turim naują produktą, adsai važiuoja, paspendinam kelius šimtus eurų, yra kažkoks tractionas, skailinam toliau, jeigu nėra, kill. Tai realiai, kad paleist naują produktą, ne, kuris atrodytų kaip visiškai naujas projektas kažkoks, ne, startuolio idėja, jums užtenka kelių dienų. 2 dienas, sakyčiau. Ne? Kiek dirba, keliese dirbat? 2. Eina savo. Čia nieko, tai gal atrodo, tai bet čia iš tikrųjų, tai čia tiesiog turi template'ą, sakau, suvaryti naują tekstuką, naujas fotkytės, nauji skaičiukai, viskas. Tai jokių, žinai, waterfall, agile, tipo... Net nežinau, ką tai reiškia. Aš fiziką baigiau. Korporacija, Scrum Masteris neateina, nieko nepaaiškina, kaip reikia daryti. Ne. Nu tai aš taip ir įsivaizduoju iš tikrųjų ir man atrodo tas visas Founders House'as apie tai ir yra, kad kuo greičiau, ir jeigu nevažiuoja, kilinam. Greitis, jo, absoliučiai greitis. Kill fast. Susiję čia su tavo badmintono reakcija, kur... 100%. Čia kas nežino, tikriausiai nieks nežino. Badmintono prizininkas Lietuvoje, bent jau tai buvo parašyta. Ten šiaip reakcijos... Kur parašyta? LinkedIn tikriausiai, nežinau. Arba kur nors Google antram puslapį. Gal ir buvau radęs kažkokį PDF failą surašytus čempionus. Jo. Tai man labai susiję, atrodo, tavo šitą reakciją, gal filosofiškai labiau nežinau, kiek persiduoda iš badmintono žaidimo į startuolių pasaulį, bet man atrodo, pas tave visas gal gyvenimas apie tai ir sukas, kad, greitai ir kukinį. Jo, gali būt, nežinau, bet yra badmintonas, jisai pats greičiausias sportas pasaulyje, tasai šatlas, tasai skrajukas. Musytė, skrajukas, čia visi vadina kaip kas nori, mes kamoliuku vadinam, šiaip tai. Kamoliukas, jo, kamoliukas. Man atrodo, kamoliukas savo, kad turi kažkokias taisyklės, žinai. Badmintonas tai yra kamoliuku vadinamas, nežinau kodėl. Ir jo, tai jisai lekia greičiausias sportas pasaulyje, tipo nieko nėra greičiau šitą reikalą. Bet jis lekia tik tą pirmą dalį sekundės, kai tu jį pamuši labai greitai, po to sulėtėja. Jo, bet jisai perskris per visą aikštelę, omeny, tau ten užtrunka iki sekundės, turbūt. Šiaip kosminė reakcija, aš nežinau, kodėl nėra labai populiarus sportas, matyt, kad tiesiog labai mažoje erdvėje žaidė. Nėra populiarus Lietuvoje, žinai, nuvažiuojas ten į Aziją, Indiją, ten Kiniją, tai ten wow, ten Malaizija, Singapūras, ten tiesiog. Ten nereikia aukšto būti, ne? Kai važiavau Koreją, atsimenu, labai gerai atsimenu, Korejai visi labai gerai žaidžia badmintoną, nes ten tiesiog, kaip eilinė Azijos šalis. Ir aš ateinu į tą sportą, badmintono salę. Vienintelis baltaodis, neturiu batų. Aukštas, kažkoks blondinas, ne juodais plaukais. Neturiu batų, neturiu raketės, nieko neturiu. Ir aš tokių stare-downų gavau iš tų azijiečių. O ten matau, kad jie nelabai gerai žaidžia. Ir man tada davė kažkokius batsus, davė raketę ir pradėjau žaisti. Pradėjau kukinti. Tada visi atsisuko ir galė trenkės, visi norėjo manęs labai žaisti su manim. Ir galiausiai sako, nusifotkinam. Jo, čia sako rasistai vakaruose, žinai, ten tik nuvažiuoji baltesnis, viskas fotografuoja. Pafarmint auros nemokamai gali tiesiog, nes žinai, būdamas tiesiog baltas. Ką reiškia farmint aurą? Kas yra aura ir ką reiškia farmint? Dabar paaiškink, papuolė. Čia jau ne startupų reikalas, turbūt čia tiesiog... Aš tai ne ekspertas, nes čia jau ne startupai, bet farmint aura, kaip aš suprantu, yra, kad prisirinkti respekto taškų.
pafarmint biškiau. Kažkaip kietai elgtis viešoje Jo, aplinkoje, kad tave labiau gerbtų. Jo. Ok, aš šiaip, kaip galvoji, studijos užsienį tiek, šiaip labai skirtingose vietose buvai. Europą, JAV ir tada Azijos pats galas, ne? Tai praplėtė pasaulį apie tą, na, kad ne tik Lietuvoje gyvenam ir kad ne tik Lietuva yra pasaulis ir kad gali daugiau daryti. 100%. Čia pati geriausia mano studijų dalis buvo išvažiuoti iš Lietuvos. New Orleans ir tada Seulas ir Naujasis Orleanas. Ką atsimeni labiausiai, kokios emocijos pareina, kai prisimeni šitas patirtis? Žiauri daug vakarėlių. Aha. Žiauri daug abiejuose? Ne, Korėjai. Korėjai vakarėlių daug? Jo. Nu, tai Amerikai nebuvo tiek. Man net nebuvo 21, man sunkiai kur leisdavo. Aš girdėjau, kad kaip tik į bendrabučius uždaro kažkaip ten vos ne, ar Japonijai dabar galvoju, bijau sumaišyti. Ok, daug vakarėlių. Daug vakarėlių. Tiesiog labai daug draugų. Aha. Aš dažniausiai iš kelionių, man, žinai, ten gamta, ok, it's nice, miestai, ok, it's nice, bet jeigu nėra gražių žmonių, fainų aplinkui, tai taip, tu nieko labai ten nebus faina, bet ten susipažinau su tiesiog nerealiais žmonėm. Dažniausiai jie būdavo net ne vietiniai, dažniausiai tie patys exchange studentai, tokie kažkokie nuotykių ieškotojai ir su jais tiesiog kiekvieną dieną būna kažkoks nuotykis naujas ir tiesiog geriausi prisiminimai, būtent ką mes su jais veikdavom tiesiog kiekvieną dieną. Aš irgi kažkaip, kai vertinu patirtis užsienį, vertinu pagal tai, kokius žmonės sutikau. Jo. Žinai, gali būti gražiausia vieta, bet jeigu tau ten nėra faina tarp žmonių, žinai, socialiai, tai jo. Tu gali Latviją nuvažiuoti, bet jeigu sutiksi žiauriai, fainai žmonės. Pakempinsi mišką kažkur prie jūros, nežinau. Exactly, ir da būtent daug geriau negu Singapūrė, ten vienas ten kažkur kampe sėdėjai muziejų ir ten graužiai kokį noodlesą. Bet LinkedIn geriau atrodo. Na jo, tai čia žinai. Moki korėjietiškai? Ne, čia reiškia taip. Truputį moku. Čiogung, man atrodo, reiškia. Čiogung? Čia truputį? Jo. Nežinau, čia galiu belegą. Galėtum linkėjimus perduoti korėjietiškai. O ne, nieko. O tai paskaitos angliškai visos buvo, ne? Ne, kvantinė mechanika buvo korėjietiškai. Kvantinė mechanika buvo, tik tiek. Tik kvantinė mechanika buvo. Šiaip dar vienas įdomus faktas, vat fizika, nu, jau minėjom pradžiai, kad fizika yra baigęs įmes. Pats nusprendai įstoti fiziką, ar buvai labai įtakotas, negalima tokio žodžio vartoti? Visi taip klausė, tarsi laukdami to atsakymo, jo, čia mane privertė kažkas, bet ne. Man tai labai įdomus mokslas. Tik tais tas, dažnai tokie nueina žmonės į kažkokius gal deep techinius startuolius kurti, giliųjų technologijų, žinai, fizikai. Tu nuėjai į marketingą, kas absoliučiai lygiai taip pat gerai. Ir tai žinai, aš šiandieną marketingą, bet aš nesimenu galimybės tipo kažkokį ten daryti deep techninį dalyką toliau atidyti, nes tu, žinai, žiauriai įdomu yra. Marketingą gali daug kas daryti, deep techą gali daug mažiau. Tai... O krūviai per plevelės vaikščia, ne? Kažkas tokio buvo. Krūviai per plevelės? Krūvių kelionė per plevelės, va taip manyčiau. Čia mano bakalauro darbas. Kas ten buvo per darbas? Ten buvo elektromagnetinių... toks ekspertas, prieš metus rašiau, nebepamenu. Stilbeno elektromagnetinių savybių tyrimas. Ir ką tu darai? Tiesiog gavau stilbeną, tam tikrą... Kas yra stilbenas? Labai geri klausimai. Biškai sugrąžinsim tą bet tik dėl to, kad man įdomu. Tai tam tikra medžiaga, taip galiu konkrečiai apibūdinti, tam tikra medžiaga, kur ten, tarkim, mažai ištirta ir labai įdomu, ir ten kaip jinai praleidžia ten tuos krūvinikus elektros daleles. Tai ar ją gali pritaikyti kažkur po to? Jo, ar ten gal ten labai gerai, ten kažkokiom, ten, tarkim, aukšto temperatūrai labai ten gerai praleidžia, ar ten žemoj temperatūrai gerai praleidžia, ar tiesiog, ar geras laidininkas, ar blogas laidininkas, ar, nu jo. Ar apšvietus ten gerai praleidžia. Ten skirtingų testų, tam visokių darėm ir tiesiog žiūrėjom, koks tas pralaidumas yra elektros pačios. Potencialo buvo? Toj medžiagoj? Ar many? Abu. Manyti, ten mažai potencialo buvo fizikai. Tikrai aš ten nebuvau aštriausias peilis, bet tame stilbene, tai manau jo, ten tas vadovas ten jis toliau įtyrinėja, jam ten įdomu, jis ten mato potencialą, tai jo, ten kažką gal atras. Lauksim naujienų.
Jo. Gerai. Turėjai šiaip Founders House neatsitiktinai, vat, kaip ir kalbėjom, atsiradai, turėjai momentą. Net nežinau, kaip tar tiksliai, momentą. Aš taip momentą vadinu. Momentą. Dovanų programėlė. Gali užsakyti draugui, pažįstamui, giminiai ar bet kam kitam nepažįstamam žmogui dovanėlę iš partnerių prekybos vietų, paslaugų tiekimo vietų, ne? Kofeinas, kavos kavinės turiuomenį, dar kažkas. Studijų metais dar ne čia prasidėjo? Jo. Ok, paskutiniam kurse. Sakau, peržiūrėjau visus marketinginius tavo video momentus. Oh my god. Man jaučiuosi nuogas, bet dabar. Man labai patiko, iš tikrųjų, aš pažiūrėjau dėl to, žinai dėl ko, tipo, aš suprantu, kad jie nėra kažkokie, žinai, ten gali iki cinematic geriausių kokybių, brangiausias įrangos pasidaryti, bet jie yra žiauriai kūrybiški ir atliepia, man atrodo, tai, ką tu nori pasakyti, žinai. Tai labai fainai, tai kaip prasideda startuolio pirmą kartą kūrimas. Dar studijų metai, studijuojant fiziką, nes gal vėl čia, žinai, kaip žurnalistui gal reikia žurnalistiką studijuoti, kaip startuperiui gal reikia verslą studijuoti. Nivelnė, man atrodo. Jo, tai kaip pas tave atsirado idėja šitą? Atsirado, jinai atėjo tai iš Korėjos. Buvau Korėjai, kaip ir sakiau, studijavau Korėjai. Ten susitikau su draugė. Draugė sėdėjo su telefone, kažką svaipino, žiūriu, kas ten yra. Sakau, tas atrodo kaip sąrašas. Ten buvo kvepalai, tada kiaulienos pjausniai, tada toksai energetinis gėrimas ten local, kuris 7 centų kainuoja. Ir aš sakau, kas čia per sąrašas, ką čia svaipini, ir sako, ai, čia tipo dovanos, kurias aš gavau. Sakau, tipo dovanos, kas tas dovanas davė, tai kaip čia veikia. Sakau, va čia aš vakar įkėliau story, kaip, va, tipo, įkėliau story, va, žinai, o, tipo, so much homework, tipo, so tired, ir ten, tipo, I'm so hungry, ir man pradėjo ten dropinti, tipo, energetinį atsiunčia draugai, tai ten, tipo, pork chops tavo atsiunčia, ir, tipo, tu gauni į savo tada telefoną, ten tą appsą, ten eini, va, ten į Arviko Lakutienos, ten whatever shopą, parodai tą QR, žinai, ir gauni. Mes šiaip šiandien tiek reklamų pridarysim. Tik nemokamų. Jo, tai Arviko Lakutienos. Šiaip nesu bandęs, bet norėčiau būti. Jo, šeštadieniais nuolaidos. Jo, ir sekmadieniais yra, man atrodo, 5%. Nu, pamatei. Jo, pamačiau ir tada galvojau, čia žiauri kietai, tipo, wow. Tipo, tu gali nusiųsti, žinai, tokią dovaną, gali parodyti po dėmesį taip paprastai, nebrangiai, bet to pačiu ir naudingai, tas žmogus gauna realiai naudingą dalyką, tipo, pork chops. Ok, aš gaučiau iš draugelio pork chops, tipo, kai man ten bro. Jo, bro, oi, čia, ir, nu, čia žiauri gera dovana, man atrodo, labai gražus būdas lengvai parodyti dėmesį, žinai. Ir aš galvoju, ok, reikia Lietuvoj padaryti. Ir tada aš grįžau iš Korėjos, tada išvažiavau į Ameriką. Ir tada aš nieko nedariau, kol buvau Amerikai, nu, su šitą idėją, bet grįžęs iš Amerikos, aš jau tada ją pradėjau daryti. Ir tiesiog pradėjau rinkti komandą, savo legionierius karius ir tada pradėjom šipinti. Lengva susirinkti komandą, nes ko reikėjo tau, ko tu nemokėjai? Aš nieko nemokėjau, tai aš nei to marketingo mokėjau, aš nemokėjau developint, mums reikėjo appso kažkaip, ne, tipo, tai jo, gali ten, nežinau, yra įmonių, kurios tau už tai padaro tos appsus, ten mokės 20-30 tūkstančių turbūt, tai nei iš tų pinigų turėjau, nei žinau, kad tą appsą developint, bet žinau žmonės, kurie developina appsus. Tarp kitko, susipažinom su to developeriu, kai žaidėm badmintoną. Žaidėm varžybose vienas prieš kitą, tai toksai buvo... Pamatai, kad geras žmogus. Jo, tada kažkaip sakau, o, žiūrėk, tai čia programeris esi, sako jo. Ir tada susitiminam. Dabar, man atrodo, dar gerokai lengviau yra pradėti. Kiek laiko užtruko pasidaryti MVP? Kas yra MVP, Simai? Jo, tai tiesiog yra minimum viable product. Ne? Tai tipo, tiesiog pati pirminė, primityviausia tavo produkto versija, kuri jau veikia. Tai užtruko tada pasidaryti mums kokius gal 5 mėnesius. Kai dabar pažiūriu, galvoju, oh my god. Dabar greičiau padarytum. 2 dienas. 2 dienas. Per 2 dienas? Jo, nu gerai, gal vis pirma, ten mes darėm labai sudėtingai, mes norėjom į App Store, į Google Play, tai čia buvo pirma klaida. Vat jeigu Google Play shippint, tai nu gerai, tu būsi jau skaičiuosi turbūt mėnesį, žinai. Bet jeigu tavo web appsą, tai MVP atveju jau pilnai to užtenka, tai sakau, it's a matter of weeks, tipo. Ok. Tai pasidarėt per 5 mėnesius. Per 5 mėnesius, jo. Ir tu esi nekartą sakęs apie degančias akis. Tai per tos 5 mėnesius nebuvo, kad užgesdavo tas akis? Būdavo.
būdavo užgesdavo akis ir užgesdavo akis tada, kai sužinodavau, pavyzdžiui, kad co-founderių akis nedega. Komanda, ne? Ja. Čia žiauriausias mano killeris. Kai tu supranti, kad ta idėja realiai tavo vienam rūpi labiausiai, o kitiem ne taip, tarkim. Ir tada tasai būna žiaurus killeris, tai tavo akis gali užgesinti, žinai. Tai jo, tai būdavo, momentų tokių tikrai būdavo. Kaip dylindavai? Tiesiog video kepdavau. Toliau video darau. Tai matau, kad tipo neina, tipo aš ten nesuprasdamas, ką darau, tipo duodam daug pažadų, kitą mėnesį launchas, žinai. Ir praeina mėnesis, nėra ten, pusės net apps, net nėra, jis neveikia. Tai 7 žmonės, kurie peržiūrėjo, nutikis, žinai. Jo, ir ten kažką parašo, tai kada launchas? Ir galvoju, tai čia realiai kažkam tipo rūpi, žinai. Ir tada ten sakai, praeitą savaitę turėjom palaunchinti, bet nesugebėjom, bet dabar tipo tą padarysim ir tipo palaunchinsim. Nu, žodžiu, toksai vaikiškas naivumas būdavo ir kažkaip naujų video idėjas atsirasdavo, tai būtų. Ok, tai per visą šitą kelią komandos problemos, ne? Nespėdavot kažko šipint, kas dar būdavo iš tokių problemų ir gerų dalykų, kada jausdavai, kad sparnai užauga. Kad sparnai užaugo su momento, tai turbūt buvo jos mirties diena. Galiu papasakot, tik dar pereisim per momentos laikus, bet gali papasakot, ką reiškia užbaigti. Jo, momentos mirtis buvo Shark Tank'e, prieš kameras, televizorių, prieš... TV3 rykliai, dar viena reklama. Jo, prieš visus ryklius žuvo momentą, tai jo. Buvo paskutiniais diena. Tai, kiek pamenu, jau vienas pats, jau co-founderiai atsisakė, sugalvoja, kad reikia eiti tenai apsilankyti. Jo. Savaitę prieš aš daviau ultimatumą savo founderiam, ne savo founderiam, mes visi buvom founderiai. Tai sakau, arba dabar X2 daugiau darbą dedam, arba visi skirstamės. Kokie jūsų sprendimai, ką jūs darote? Tai turėjom 24 valandas nuspręsti ir visi nusprendė dipinti, visi išeiti, skilti ir aš niekam nieko nesakiau, nes aš galvojau, kad jeigu aš pasakysiu, tai darys įtaką jų sprendimui, kad aš einu kitą savaitę į Shark Tanką ir jie nieko nežinojo. Tai labai gerai, kad nesakiau, nes tada žinai, sakytų, o tai jeigu Simas iš tikrųjų ten gaus pinigų, tai dabar aš pasiliksiu. Žinai, ne, jeigu aš gausiu pinigų, tai aš noriu dirbti žmonėm, kurie nori šitą idėją daryti, ne dėl pinigų. Ir tada jie pasakė visi ne, tai aš likau realiai vienas, nebuvo visų, mes buvom 4, aš likau vienas, tada norėjau Shark Tanką ir ten visiems gydžiau rykliam, kad čia mes žiauri komanda, mes čia visi... Pirmoji laidoj, ne? Ar dabar galvoju? Pirmą sezoną. Pirmą sezoną. Jo. Ir aš ten gydžiau, kad mes ten komanda, čia mes visi labai susitiminę, čia užsidegė visi, bet taip nebuvo. Man atrodo labai nemažai šito... Kartais balto, kartais juodo melo yra startuolių pasaulyje. Komandos narius pristatai kaip absoliučius ekspertus, tada pasižiūri nebūtinai. Overpromise and underdeliver. Mindsetas geras. Shark Tankas, man atrodo, Shark Tank'e vienas geriausių tavo sprendimų sudalyvauti yra, nes pasirodai dar kartą tam pačiam Burgailai ir per televizorių parodai. Jo. Šiaip žiaurus būstas buvo. Žiaurus būstas man pasitikėjimas savim, nes, kaip ten būtų, kaip nebūtų, man patinka dėmesys ir man patinka, kai žmonės mane, žinai, pamato. Žiauriai faina, kad pasakai, nes man irgi, žinai. Bet turiu omeny, palauk, leis man pasakyti. Turiu omeny, kad, labai faina, kai žmonės pripažįsta tą, nes, natūralus dalykas, žinai, faina, bet tas dėmesys neteina iš OnlyFans'o, ateina iš normalių dalykų, kurios darai, tai žiauriai cool. Gera patirtis, užkulsių mačiau, biškį irgi filmavai. Jo, minimaliai. Bijau aš ten kažką labai daryti iš tikrųjų. Ar galima, ar negalima? Jo, nes nežinai. Dabar daug drąsiau, aišku, jaučiuosi, bet tada toksai, jautiesi tiesiog niekas kažkoks. Skambina močiutė po to, kad pamatė per televizorių? Ne. Bet buvo, nežinau, močiutė šis žiūrėjo mano. Tu nepasakėjai močiutį, kad tave per televizorių? Aš nežinau, ar negyva buvo tada. Ble. Taip pat pasisuko, nieko neįdomaus. Taip traukiai per dantį, kad pasakyčiau. Bijojau užlipti ant šito grėblio, bet pamačiau. Bet labai draugai žiūrėjo, tie Klaipėdos draugai, kurie jau atšalę santykiai, kurie ilgai jau nebendravom ten metais ir tada sako, oi, čia rytoj tave rodys, arba, oi, mačiau tavo laidą, žinai, maldės, kad nuėjai, išdrįsai, tikrai ten gerai pasirodai. Tai va tos man buvo žinutės didžiausias toksai būstas. Ne tik žinutės ir pats tas, kad aš ten nuėjau
Aš žinau, kad aš gerai pavariau, negavau babkių, bet aš žinau, kad aš gerai pavariau, kad nepasidariau gėdos, tai tikrai. Ir tada vien tas mano performances, man toksai buvo confidence boostas, kad aš tai padariau. Tai va. Maladėts. Man patiko, aš žiūrėdavau. Pirmą sezoną tai visą, man atrodo, peržiūrėjom. Jo. Dar atsimenu pirmą dalį ir žiūrėjom Kill Office. Jo, tai jau darėm. Ir su kitais founderiais, tai labai faina buvo. Tai sakei, kai baigta užaugo sparnai, kai baigėjai momentą darytą, ne? Buvo, aš įsivaizduoju, nešies žiaurę naštą, ne, jau tokia, kur, nu, jau nelabai gyvas tas gyvulys, bet dar bandai kažką ten su juo daryti. Čia apie Šartenką būtent? Apie momentą. Ir bandai prikelinėti, bet nesikelia. Tai įdomu, koks mindsetas būna, kai ypač, man atrodo, problema didžiausia su pirmom idėjom, kai prisiriši labai. Buvai prisirišęs? Ne. Neturi, ne šitą? Ne, nes labai daug girdėjau tų dalykų neprisirišk, tai kažkaip ir neprisirišau. Ir ten galėjai tik tai sentimentaliai prisirišti, ten finansiškai mes ten nieko gero nepadarėm, tai nebuvo to prisirišimo ten. Ok, ne pirmas tavo rodeo, man atrodo, buvo dar dropshippingai visokie. Jo, aš viską žinau. Pardavinėjau kraniukus. Kraniukus pardavinėjau? Buvau kraniukų pardavėjas Lietuvoje, taip. Tai mes sakiau, pardavimų podcastą padarysim. Kraniukus siuntėjus iš Kinijos, ne, tikriausiai, ir pardavinėjai kraniukus. Classic. Tai visi prekybos tinklai, jau vėl vos reklamos nepadariau. Stop the count. Visi prekybos tinklai, visas prekės iš Kinijos, žinai. Jo, aš pardavinėdavau pas save parduotuviai, internetinėje aš matydavau tą patį maksimumą, ten senukose. Tai ar tu ar senukose nusipirksi, ar pas mane nusipirksi, ten labai didelio skirtumo nebus. Bet gal pas mane brangiau 3 kartus, bet... Aš neseniai pirkau ant elektrinio suktuko užsideda šepetys. Tai aš nesakysiu, jeigu savininkas būtų žiūrėjęs, bet man reiks kažką sutvarkyti dabar. Nes gal biškį persistengiu bevalydamas namus. Nu, žodžiu. Šie laikai, sakei, viskas yra dienų klausimas. Dabar galit per 2 dienas kažką iškepti, aišku, reikia ten šablonų, reikia įgūdžių tam ir panašiai. Nėra taip, kad tiesiog prisėsi, ne, prie kompų ir padarysi website programėlį ir pirmas klientas rytoj ateis. Gali tikriausiai būti, bet nebūtinai. Not like. Kažkokie dažniausiai tavo naudojami dalykai šiandien, įrankiai, kuriuos kiekvienas žmogus privalo pradėti mokytis dabar. Nesvarbu jaunas ar senas, bet tikriausiai ypač dar mokykloje mokiniai, ne, kurie norės kažką daryti su savo gyvenimais. Jo, tai 2 dalykai, kuriuos jeigu šitos 2 dalykus išmasterini, tai tipo skaitmeninis verslas, internetinis verslas yra tipo tavo rankose. Tai Cloud Code'as, kad tu galėtum tiesiog extensionas programavimo, ne, kuris agentas, kuris už tave programuoja, tai su juo gali subilinti webą. Tai webą tu turi. Ir antras dalykas, kad tu reikia išmasterinti, tai yra ads manageris, meta ads. Tai šitie 2 dalykai. Viskas, ko tu reikia. Tai tu turi website su Cloud Code pasibildini, adsus leidi per ads managerį, per meta. Ir paskutinis dalykas, ko tu reikia, tai pačio turinio tos, kurį tu leisi per metą, tai to reikia susigeneruoti tos pačius, žinai, creatyvus, tos imidžius. Tai naudoju mes Bananą daugiausia. Tai va, tai šitie 3... Google Gemini, ne? Jo, Google Gemini. Tai va, tai šitie 3 tūlai, jeigu juos išmasterini, sakau, tipo, sky's the limit internetiniam versle. Man atrodo, ne tik, žinai, dabar, ką daro su Claude'u, su GPT naujas video generavimo modelis išėjo, ten irgi kažkokie, nesąmoningi dalykai dedasi. Man, pavyzdžiui, yra biškelį jausmas, kad atsilieku, žinai, nors ką aš darau, ką pradėjau daryti dabar, tai su tokiu turinio kūrimu, kur reikia žmogiško indėlio, žinai. Tai aš tikiuosi, kad kaip ir dabar yra su dalykais, kurio žmonės mėgsta pagamintus kitų žmonių, žinai, taip ir tikiuosi, kad su turinio kūrimu bus. Nors visi shortsai, ten reelsai, Instagramuose, TikTokuose labai nemažai jaus jau yra tokio, žinai, smegenų puvėsio, brainrotinio turinio. Tai jo, bet kaip galvoji, jeigu visiškai atsiriboja žmogus nuo, tarkim, Claude'o, kuris gali būti visai kitas įrankis jau už kelių mėnesių, ar kitų dirbtinio intelekto įrankių, gali dar kažkaip išgyventi už 10 metų? Ar čia turi būti kiekvienoje mokykloje įdiegta, ta prasme, mokoma, kaip teisingai naudoti šitais dalykais? O aš neįsivaizduoju. Jeigu jau kažką komentuoti apie mokyklas ir, žinai, visą
Žinai, čia gali savo nuomonę pareikšti. Nebūtinai jinai ekspertinė yra, aš dažnai sakysiu savo Gerai, ekspertinę žinias. aš gal taip pasakysiu. Jeigu trečio kurso studentas programų sistemose, kas yra programavimas, nežino, kas yra vibe kodinimas, tai tada čia yra problema. Kas yra vibe kodinimas? Kai tu sakai AI lietuviškais, angliškais sakiniais, o jisai padaro kodą. Ne, tai taip, tu sakai, padaryk man puslapį, angliškai, create a website ir jisai tau sukuria puslapį. Ne? Tai išmok teisingai paklausti, ne, ir turėsi. Jo, tai čia yra vibe kodimas. Kai tu kalbėsi jų angliškai, už tai viską jais parašo programavimo kalba. Sky's the limit. Sky's the limit. Ir sakau, ir kas yra problema, kad jeigu trečio kurso studentas nežino, kad toks dalykas yra, programų sistema, ne, kas yra tiesiog programavimas, tai čia yra blogai. Bet... Žinai, labai sunku, man atrodo, viešom institucijom vytis tai, kas vyksta, kas keičiasi, kas mėnesį ar kas savaitę, kai išleidžia naujus AI modelius ir tu supranti, kad, kiek pasikalbu su programuotojais, kurie seniorai, tarkim, jie patys nebelabai kodina. Viskas. Tai jie prižiūri. Tai prasme, įmeti taską, kažkokią užduotį, Claude Codas ar Claudas, nežinau net kaip tiksliai vardinti, pasiema, perskaito užduotį, rašo kodą, pats save tikrina, gerina. Taip. Ir tai kainuoja 100 eurų mėnesį. Jo, 90. Nesuvokiam. Tau nusamdyti juniorą, kuris nieko nepadarys, tau reikės duoti, žinai, labai daug laiko skirti, kad jį išmokyti ir tai jis padarys belgia klaidų. Tarkime, jeigu minimaliai, kiek ten, štuka 500 popierių. Tai čia 10 kartų daugiau, žinai, negu Claude Codas. Nors mačiau dabar LinkedIn postą, kad pasamdėm junior programuotę, kad rašytų paprastą kodą, nes per brangiai kainuoja tokenai ėjus. Tai tipo reinventinom, žinai. Šitą aš mačiau, man atrodo. Nežinau, ar tiesa, nes labai daug melo ten yra, bet jeigu taip, tai pakankamai juokinga, nes visi sako, žinai, kad mumis čia pakeis technologijos, bet kol kas niekada dar nepakeitė. Yeah. Kur šį planuoji būti po 5 metų pats įsivaizduoji, kur esi? Gerai, tau dienom viskas keičiasi. Kitą pirmadienį. Kur būsi? Su Lamborghiniu dar nevažinėsi? Ne, su Lamborghiniu nevažinėsiu. Tikrai nevažinėsiu su Lamborghiniu. Galbūt naujam ofise. Aha. Ne, gal ne naujam, o tiesiog nebesenam. Gal šitaip. Bet daugiau nežinau. Aš noriu būti ten, kur dabar esu, tai yra prie kompo tiesiog. Tai tu gyveni day by day, ne? Visiškai. Negalvoji, nesvajoji, kažkokį turi... Aš svajoju, bet tiesiog, jeigu aš svajoju, tai aš iš kartą ir darau. Tipo, man nėra, kad po metų norėčiau, žinai, pakeliauti. Noriu pakeliauti, davai, važiuojam pakeliauti. Arba noriu išeiti iš to darbo, tai davai, išeinu iš to darbo, nelaukiu ten kažko, žinai, tiesiog. Svajonės tokios realybėj labiau. Ok. Paskutinis dalykas, kad labai daug naudos besiklausantis gautų ir huką gerą pradžiai padarytumėm. Verslo idėja. Pardavinėju kranus, vat iš Kinijos. Dabar sugalvoju pardavinėti kranus iš Kinijos, sėdžiu 11 klasiai. Kokie žingsniai? Blitz dabar tokie. Cik. Ką pasileisti kranus? Jo, ką padaryti, kad pradėtų pirkti kranų žmonės? Jo, tai tau reikia susirasti konkurentą, kuris pardavinės identiškus kranus. Kuris pardavinės tuos kranus tiesiog Amerikoje. Ir tu susirandi jo puslapį, susirandi jo reklamą. Kad surasti jo reklamą, tau reikia AdLibrary. Tai Meta Ads Library, jo. Ir susirandi jo puslapį, susirandi jo reklamą ir viską pas save nukopini. Tiesiog sakai Claude Codui, I want to create the same website. Siunti jiems screenshotus, jisai tiesiog padaro tau identišką website. Nėra gerai, nėra viskas taip easy, tau užtruks pasipromptint. Tai website nusikopini nuo jo, reklamą nusikopini nuo jo, vietoj angliškų tekstų užsiminti lietuviškus, nes Lietuvoje leisti reklamą yra daug pigiau. Ir viskas, pasileidi reklamą per Meta Ads, puslapį turi, ir gausi pirmus pardavimus in a matter of days tikrai. Kodėl visi to nedaro? Daugas labai daro, tai čia nėra lengva. Tai čia gal, pasakiau paprastai, bet tai vis tiek nėra lengva. Kai aš dariau, tai tada dar buvo, kad tu galėjai su labai paprastu, nekokybišku puslapiu parduoti. Dabar aš mačiau, kaip dabar pardavinėja. Hebra dar vis tiek, nes dropshipas tikrai gyvas yra, tai puslapiai yra daug labiau advanced, jie tokie išlaižyti, tvarkingi, nebeatrodo tokie skemiai, ten mano laikais galėjai ten su tikrai, neoptimizuotų puslapių, jeigu yra gera reklama, parduoti. Dabar jau reiks daugiau pasistengti, nes sakau, nes visi turi tą AI, visi geriau tą puslapį išlaižia.
Tai žodžiu, 15-mečiai vasaras nevarykit dirbti kavinės, kas šiaip žiauriai smagu, gal ir varykit. Varykit, aš irgi dirbau. Varykit. Ja. Dar galvau. Nebent norit būti milijonieriais, tai pradėkit, paprašykit tėvų paskolos 1000 eurų ir per vasarą gyvendami pas tėvus iškepkit dropshippingą. Jo, dropshippas yra tas, turbūt, čia labai daug tipo, tų, kurie nori daryti verslą, būna pats pirmas kažkoksai versliukas, tai būna dropshippas, nes tiesiog yra tasai low entry barrier, kur tau nereikia nei pinigų, nei kapitalo, nei žinių, tu gali tiesiog kopijuodamas kitus, gali gauti pirmus pardavimus tiesiog labai paprastai. Okay. Ir pajausti tą, žinai, tą skonį, kad va, visgi yra įmanoma užsidirbti internetu, gauni tą pirmą pardavimą, toksai būna, oh shit, aš gavau, žinai, pirmą seilą, jis tau žiauriai pahitina į galvą. Ir tiesiog gauni tokį adrenalino pliūpsnį, tokį tau tiesiog laimė, džiaugsmas atsiranda ir tu nori vis daugiau ir tiesiog gavai pirmą pardavimą, po to gavai 10 pardavimų ir tada ten jau, okei, tada jau štuką eurų per dieną, tada štuką nice, bet o kas jau padarysiu 10 štukių per dieną ir tu vis daugiau ir skeilini ir tiesiog tai tiesiog yra priklausomybė, žinai. Nuostabu. Ačiū tau, ačiū, kad atėjai ir pasimatysim, man atrodo. Ačiū labai. Bravo, kad... Kokį gerą huką tu čia man padarai ant gavo. Vis daugiau, aš jau mintyse. Daugiau.